akmenis ir pats. Čia yra akmenų kompozicija skirta stichijom. Čia yra žemės stichija, kitur matysit vanduo, oras ir ugnis stichijom akmenį. Vyko pleneras, mūsų menininkų yra 2 skulptūros, kiti yra kitų kūrėjų tos skulptūros. Ir čia mes tą parką, Akmenės gamtos ir kultūros parką, stengiamės kurti tokį archaišką. Ir pagal Antano Adomaičio viziją, kurią jūs pamatysit jo dirbtuvėje. Ir jeigu mums pavyks įgyvendinti, tai aš manau bus tikrai labai įdomi ta vizija. Ir dabar mėginam va čia praeiti, čia daugiau visokių bus. Čia dabar mes tikrai žiūrim 4 tas stichijas. Čia oras. Oro stichija. Čia vanduo ir menininkas visur pasižiūrėkit, kaip yra. Visur renkasi vanduo. Girdyklą paukščiuko. Taip, į viską jis ir į tą atkreip dėmesį. Ir jis sako, ir šiaip jis jaučia energetiką to akmens. Ir yra tenais toliau dar papasakosiu, bus labai įdomių. Jis jaučia tą akmenį. Čia yra ugnis. Ir čia yra tie simboliai įdėti, kur pasaulyje visi už kartą supranta, kas čia per simboliai yra. Čia vyksta daug visokių šitais renginių. Turim akmeninė naktis, autorinės muzikos festivalį, turim labai įdomų, dabar labai atgyjusi. Dabar paskiau mes čia nuotrauką pasidarysim, čia pasistuosim. Čia dabar yra, kas norit girdėti, vienu žodžiu, čia yra tos ne stichijom, o čia yra juslėm. Čia yra klausa, galėsit apeiti, pažiūrėti, tenais yra rega ir dar kitus irgi paklausiu, kas per juslės yra. Juslėm padaryta. Tai galit, kas jeigu norite apeiti, pažiūrėti, arba einam prie regos. Ir yra šiaip menininkas jaučia akmenį ir jo energetiką. Ir yra sakoma, kur jau, pavyzdžiui, ta akis, kur paliesi, jeigu kažkam su akim yra problemų, tai irgi turi tą energetiką, žinai, akmenį. Nu, nežinau, praregėjimo dar iš tikrųjų neturim, ne vieno, bet mintis gerai, jeigu iš tikrųjų kas nors praregėsit, geriau pasakykit. Va. Pridėti nykštį, patrink 6 kartus, 7 kartą atsisukti ir pažiūrėti. Ir su to nykščiu patrinti akį. O tenais tą akį reikia jau. O čia reikia šašlykuoja. Nieko gero iš to viso. Mogai pasiruošti programai. O čia yra Dabikinės upės ta tokia vaga. Pavaizduota, ne? Šitas prasme, taip? Aš čia užtenka yra. Į upeliukas ten. Tai va, ir mes dabar neskubėdami eisim tenais į apačią prie kitų tų juslių. Čia Dabikinės upė. Čia kiekvienas atlieko ženklas gal kiek? Kaip? Čia gal kiek? Čia vyksta tradicinis žemaitiškas smuikelis. Atvažiavime. Kokia čia jūs liek, gal kas atspės? Tur pamatyti reikia. Jo, čia kaip menininkai. Kas per jūs liek, kokia čia yra? Kaip ir gal balso kažkas? Jautrumo. Ne, balso kažkas susiję. Oslė. Tenais vat nosis. Jo tenais nargliukai sakė.
tenais. Tai ir matot, kur tas yra. O čia kaip pučta raga, tai kaip tik atrodo, kad balsas būtų. Ne, tai yra oslė. Čia pypkė yra. Oslė. Nežinau, čia jau gal meniko galėsit paklausti. Oslė. Nu, keliaujam. Kas čia per jūslė? Laiko akmenė. Čia viską gerai žiūrėti reikia. Rega. Rega buvo ten. Mąstėms kažkas Čia tokio. trečiakis ant kaksos. Mąstėms kažkas. Prieš pietus labai reikalinga. Ai, alkis. Skonis. Ai, skonis. Skonis. Čia yra skonis. Bet vat menininkų įdomus mąstymas, gali pasakyti. Įdomiai tą perteikti. Taip, viskas. Mes tą parką ir norim kurti tokį, tokį Bet ir labai archaišką, gerai, tokį, labai žinai, įdomu. išlaikyti, kad nebūtų tų kenietiškų, tokių standartinių miestams būdingų, tokių. Viskas toks. Tai va. Čia yra tik tais dalelytė, lašelis to, ką menininkas nori padaryti, tik tais te pavyko. Jūs pamatysit jo viziją tame šitais jo dirbtuvėse. Koks tas parkas ir kokia ta pilis turėtų čia būti. Dėl tų finansinių išteklių tik pavyko tokį akcentą padaryti tos pilies. Ir jeigu mums pavyks, tai bus didinga. Va čia ir galima ir įeiti, užlipti, čia yra tais visais. Ir vienu žodžiu, čia šiaip nuotrauką galim pasidaryti, iš tikrųjų graži. Antanu. Antanu.